Laidą pristato Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui. Kas yra ilgasis savaitgalis Lietuvos keliuose, jūs netrukus sužinosite Reide, Mūsų kelių ir Klystkelių metraštyje. Nuo slidaus tilto Klaipėdoje į mišką nukrito visureigis, kitas visureigis Klaipėdoje įkrito į duobę, o šio automobilio vairuotojo stažas jau 1,5 mėnesio ir palinkėjimai Reidui valstybės atkūrimo ir Valentino dienos proga. Baraдаtai tai. Visą tai netrukus laidoje Reidas. Savaitės skaičiai, tai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro vyresnysis inspektorius Gediminas Petrušinas. Per praėjusią savaitę Klaipėdos mieste įvyko 34 eismo įvykiai, iš kurių 5 skaitiniai, juose sužaloti 6 asmenys. Per savaitę policijos pareigūnai išaiškino 170 kelių eismo taisyklių pažeidėjų, iš kurių 3 automobilius vairavo būdami neblaivūs. Neužsimirškime, žiema dar nesibaigė, ši žiema kupina sniego, kurį nežinia kur dėti, tai stumia jį į pakelės, o ten susidaro lengvai įveikiami tramplinai, taip Vilniaus plente, važiuojant nuo Ekužėdo link miesto, nuo kelio nuvažiavo, čia per pusnį pakilo ir į pieno kombinato miškelį įkrito visureigis džip. Vairuotojas per avariją nenukentėjo. Paskraidė miškį. Pats pripažįsi, kad greitai važiavo? Ne. Ar kas? Slidų labai iš ryto važiavau, buvo slidų. Aha. Užmėtė biškį. Kaip jautiesi dabar? Nelabai. O pirmą juostą važiavai? Pirmą? Ir vat ant tilto viskas prasidėjo? Antrai, paskui tiesinau vairą ir... Supratau. Jeigu mes vieną laidą sudėtumėme visus džipus, visureigius, suvus ar šiaip mašinas pretenduojančias į bekelės monstrus, nukentėjusius šią žiemą, tai neužtektų eterio. Ši žiema, jos keliai buvo negailestingi, ypač didelėms mašinoms. Apie ką šnekta ir tokį vaizdą pamačius Priestočio gatvėje, čia nereikia aiškinti, kas atsitiko. Čia ir taip viskas aišku, kad neįsukta į Daukanto gatvę, o neįsukta tai ir įlipta stulpant stovinti ramiai pusnyje. Čia viskas aišku, o kitoje avarijoje kaltųjų teko paieškoti. Naktį iš penktadienį į šeštadienį Šilutės plente keliu nepasidalino vilkikas iš Rusijos ir lengvasis automobilis iš Klaipėdos, kuris po susidūrimo su Rusu dar įvažiavo į kitą stovintį vilkiką. Я ехал по своей полосе, а данная, не знаю, девушка за рулем или мужчина сидел. Ага. По моему мнению, она зацепилась об мой фонарь, ее занесло, и она ударилась в машину. А фонарь сзади или... Передний. Передний, да? Передний, да. Передний поворотник, она зацепилась. Вон царапина у нее. Она пыталась проскочить между мной и фурой, а здесь Вот нет. эта, которая здесь стояла, да? Автобус. Автобус. Да, она пыталась меня обогнать по этой полосе, и ее или занесло, или что. Но я услышал щелчок, оборвался фонарь, и в зеркало увидел, что она ударилась в это, и поэтому остановился. Pagal viską, ką aš matau, susikabinot už vilkiko, po to sumėtėte polėt, ta prasme, pataikėte stovinti. Tai buvo? Jo, užšokau ant vilkiko aš. Netyčia užkliuvas gal. Netyčia užkliuvas. Aš važiavau į punktą. Neįtilpo. Įvažiavo, įpastūmė mane ir aš išvažiavau į karą. Bet suprantat, žymės ant jūsų durų galinių truputį rodo, visą kitą anatomiją, žinokit, rodo. Matavimai, logika, apklausa ir kiti metodai, kurie yra naudojami tyriant ginčytinus eismo įvykius, kuždėjo, kad kaip mes sakėme, taip ir bus. Lengvojo automobilio vairuotoja, bandydamas spraustis tarp čia kelkraštyje stovinčių ir antrą juostą važiuojančių transportų, užkliuvo už Ruso vilkiko, mašinėlę sumėtė ir šie atsitrenkė į stovinčio vilkiko galą. Ir kita istorija bus apie atsitrenkimą į galą. Valentadienį arba Lietuvoje geriau žinoma šeštadienį Taikos prospekte į stabtelėjusio maršrutinio taksi galą atsimušė gražuolis Volkswagen Golf. Привозил išleid, paprašė mergaitę išleid. Privažiavau į sankryžą. A jinai turbūt ta mergina su to golfos ant geltonai, todėl kad nekokio nebuvo stabdžių. Aha. Tiesiai tokį smūgį, kad viską. Ir mergaitė išlipdamas su galva tiesiai į stiklą. Iš jūsų? Jo, išlipdamas iš... Tai jūs tą mergaitę, kuri norėjo išlipti, Jo, norėjo išlipti. atsidūrė ligoninėje. Jo, dabar išvežė. Greitoji su galvos tiesiai į stiklą. Paprašė sustoti.
į kurią vietą jinai čia mušė? Nu, turbūt čia, į stiklą. Dės. Только kad labai stipriai žmonės, o irgi moteris ten irgi visi sukrito. Į vaikų ligoninę buvo išvežta 13-metė maršrutinio taksi keleivė, jai sumušta galva, sukrėstos smegenys. Užteko golfą išsukti iš Paryžiaus komunos gatvės ir plotis. Tai plotis, kad Klaipėdos kelių policijos biure būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Viskas per tuos aukštakulnius. Nieko nuostabaus, juk buvo valentadienis. Tuo Valentino šeštadienio vakarą Liepojos gatvėje automobilis Volkswagen Polo važiuodamas nuo Klaipėdos ligoninės link miesto nesuvaldytas išvažiavo priešingą eismo juostą, čia trenkėsi į sniegę paskendusi šaligatvio bortelį ir virto ant stogo. Pusantro mėnesio vairavimo stažą turintis vairuotojas teigė, kad jis atsidūrė ant stogo dėl to, jog jam užkišo mistinis automobilis. Tai sakau, užkišo mašiną viskas. Sumėtė. O pirmą juostą važiavai? Aš šitą. Antrą. O tą ką padarė? Tai į mane važiavo tiesiai. Bet nekliūdė. Nu tai vos, nugrina jau važiuoji, aš jau. Matai, būtų kliūdę, Tai būtų kitaip viskas buvę. ar gazdint norėjo, ar gaisint norėjo, ką žinau. Kad čia būtų avarinės situacijos patvirtino ir vėliau įvykio vietą sugrįžęs jaunuolis, kuris teigė, jog matęs įvykį, trumpam staptelėjęs prie apvirtėlių, jis vėliau bandė pavyti misinį BMW prie šviesoforo, tačiau nepavyko. Na, žodžiu, mačiau, kad patrukdė, norėjo pagazinti ir ta mašina tada išsisuko į aną gatvės pusę ir tada, dėjo į pusnį ir apsivertė. Automobiliu Volkswagen Polo važiavo trise, 2 vaikinai ir mergina. Visi 3 iš mašinos išsiropšė per vairuotojo pusės langą. Vėliau į ligoninę kreipsis Volkswageno keleivis sėdėjęs šalia vairuotojo. Vaikinui per avariją sukrėstos smegenys. Tokia tad buvo Valentino diena Klaipėdoje. Per 2 avarijas 2 labai jauniems žmonėms sumuštos galvos. O vėliau išaušo rytas po valentadienio ir prasidėjo tai, kas ir turėjo prasidėti. Avarijas pradėjo daryti neblaivūs piliečiai. Į šį pasakojimą sutilps viskas – avarija, pabėgimas iš jos, greitas kaltininko suradimas, promilės ir girta, tai kartu ir nuoširdi atgaila. Tačiau apie viską paeiliui. Taikos prospekte su Nissan Pathfinderio galūnė prasilenkė girtas Chryslerio vairuotojas. Stovint prie raudono, stovėjo jisai atmovė girtas skaitumą. Nestipriai, bet priekį prasuko, matyti susičiaptojo ir su šonu tai perbraukti. O dabar iš kur sprendžias, kad girtas kalbėjo su juo? Kalbėjo, išlipo jis. Ar buvo šlipęs? Jo, išlipo ir kalbėjo. Stovėjo jis ilgai, kol policija atvažiavo, paskui brumpt ir nuvarė. Supratau. O kokia mašina? Chrysler Voyager. Numeris žinot? Žinau, jo, policija viską pasakė. Turi ir ant mobilaus nufotografavęs tą vaizdelį. Dar iki nuvažiuojant Chryslerį, Pathfinderio vairuotojas su mobilio ryšio telefonu nufotografavo, kaip stovi susidūrusios mašinos. O kodėl jis nuvažiavo tas žmogus? Jisai stovėjo. Matės, kad neblaivus ir? Neblaivas, iš 763. Jam sakau, rusiškai kalba, sakau, вы податые, что я сказал. А он что сказал? Да, sakau, nu тут mало, sakau, žinai. Pagal valstybinius numerius akimirksniu buvo nustatyta automobilio savininko gyvenamoji vieta, tačiau vairuotojas buvo gudrus arba girtas. Į savo kiemą nepataikė arba nevažiavo. Chrysleris rastas netoliese Debreceno gatvėje su visomis nuodėmėmis pasilikusiomis po avarijos Taikos prospekte. Mašina yra reikalingas vairuotojas. Pareigūnai turėdami mažai vilties nuėjo pas pilietį, kuris dar nebuvo spėjęs užmigti, todėl daug įkalbinėti, kad ateitų prie mašinos ir sutvarkytų visus reikalus, nereikėjo. Pilietis atėjo ir mes pakalbėjom. Почему вы уехали? Ну, уехал, ну. А почему уехали? Почему не... Потому что хотел уехать, и все, домой, и все. Ну что, что тут такого, в этом такого Человек плохого? спать хотел. Хочу спать, лег домой. Ну. А где вы были? Вот царапнул. Царапнул. Большой Да. джип, да. Да. И поехал домой. А почему полиции не ждали? Потому что полицию долго надо ждать. А, вот оно что. Да. Ну что в этом такого плохого? Что аварию сделали, что пьяны? Или вы не пьяны? Нет. Я уже приехал домой и уже думаю, что я уже... А так уже. Да. Влетели уже, Да, влетели. влетели. Я выпил 100 грамм водки и все. От 100 грамм? Так не шатаются нормальные мужики. А что так? Что я шатаюсь?
Чуть-чуть шатаетесь, конечно, шатаетесь. Не, ну ладно, давайте мы будем так трезво смотреть. Girtas pabėgo iš avarijos vietos, dabar tai bus. Sumos yra nerealios. Jau vien kai išgirsti skaičių 5000, normaliam dirbančiajam pasidaro bloga. O čia bus 2 kart po 5000 litų. O gal ne? O gal vairuotojas Ruslanas blaivus? Сейчас чуть-чуть попустим и пойдем дальше пить. Потому что у нас 2 еще и Гиннес еще. Да? Вот это белое, дайте. Сколько вы думаете вдохнете? Сколько? Как вы думаете? 2-0, может быть. 2-0? Еще. Снова? Как шаг? Посильнее можно? Могу. Пожалуйста. Еще. О, хорошо. Ну, все, смотрим. Я думаю, что будет 3. 3 чуть-чуть. 3 чуть-чуть будет. Ну не будет. Не будет? Не. Ну, смотрим. Смотрим. Ну, да, 2,60. Как ваше имя говорили? Руслан Соколов. Русланчик. Сейчас, Русланчик, ну. сейчас Русланчик будет тебе... Ну что, ничего 3, нет? я думаю, будет 3. Ну не будет ничего. Ставьте белый. Тотализатор. Ну ничего нету. Сейчас. А, и это сейчас будет после. 2-3. 2-3. Ну это неплохо. Это неплохо. Это совсем неплохо. Это неплохо. 2-3. Это очень неплохо. 3 А сколько можно? 0-4-0 можно. 4 года будешь пить сейчас. Без просвета. 4 года будешь пить. И шкурту пенегу гавси аж не женал. Ну ладно. Как тебя зовут? Гюнтер Вильгельмович. Гиндер. Да. Дай сигаретку, а. 3 раз про это. Тебе 10 лет даю. 10 лет за одну сигарету? Вот это бизнес. Ну 10 лет. Ну, Ну, я не курю. ну да. Мне падло Ну курить. одну. Ну одну. Я не курю. Бородатый ты. Ну дай одну сигарету. Что ты мне тут сделал, я не понял. Я тебе просто... О, вот как ты делаешь. Blogai, labai blogai, kai žmogus tiek pridirbęs kitiems, tiek prisidirbęs savo piniginiai dar ir rūko, tai čia jau visai blogai. Blogiau ir būti nebegali. Nors ne, po reklaminės pertraukos pamatysite, kad gali būti ir blogiau. Dabar atsipūsime su Baltikum televizijos reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Magistralinėje Klaipėdos gatvėje duobė įskriejo prabangus Tuaregas. Ilgai savaitgalį policijos reidai tęsiasi taip pat ilgai. Bei Valentino ir valstybės atgavimo dienos palinkėjimai reidui. Laidą pristato Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui. Tiek buvo reklamos ir anonsų, o dabar viskas, kas žadėta iki reklaminio bloko. Rytą po Valentino sąmoningi uostamiesčio žmonės pastebėjo, kad automobilis Opel Omega Gedminų gatvėje apgadino stovintį automobilį Audi ir nuvažiavo. Nuvažiavo ir atvažiavo tiesiai į reido irštvą, tiesiai į Baltikum televizijos kiemą. Labadiena. Sveikas. Pabėgot iš avarijos. Kas jums šiandien visiems darosi? Taip, kas buvo? Jūs padarėte avariją ir pasišalinat. Jūs gal nejutot? Kur pajų? Gedminų gatvėje. Gedminų gatvėje. Palauk. Važiuojam, pažiūrėsim. Jokių adų. Pasakys, kad Mes tą cigaretą žemyn įvažiuojam. tu nesiardyk vai. Ne, jūs nesakykit tu, jūs. Važiuojam. Jeigu dėl teisybės, tai ant tokių surūdijusių mašinų yra keblu ieškoti avarijos padarinių. Gerai, važiuokime atgal į Gedminų gatvę, ką rasime ten. O ten tiesiog šlykščiai perrištas Audi šonas.
Taip pat mėlynų dažų pėdsakai. Grįžtame atgal į reido irštvą ir ką mes matome ant Opelio šono įbrėžimus net pagal milimetrus atitinkančius apgadintos mašinos Gedvinų gatvėje įbrėžas. Menka avarija, didelė bėda. Todėl vairuotojas ir tarstelio vieną kitą žodį, nesivaldydamas ir turbūt daug negalvodamas, juk turbūt šios žodžius ilgai užantyje laikė. Войчаковский. Шаумик, ты мне вместе. Opelio vairuotojas vėliau pūstels gerokai virš 2 promilių, o dar avarija, o dar pabėgimas iš jos, žodžiu, yra apie ką pamastyti valstybės atkūrimo dienos proga. Labai gerai, ačiū, vadinasi, teisingai važiuojam. O to ilgojo savaitgalio proga Klaipėdos apskrityje kiekvieną dieną ir vis kitose vietose buvo vykdomi policijos reidai, kaip vaikų darželėje turintys priminti, kad jeigu išgėrei, tai nevairuok. Policijos buvo daug. Labą dieną. Labą dieną. Kodėl tu vieną ranką vairuoji? Tad nenuostabu, kad būta tokių vairuotojų, kurie per visą gyvenimą buvo policijos sustabdyti tik kartą, o dabar kasdien ir po 2 kartus. Labą dieną. Labą dieną. Dar šiandien nestabdė jūsų? Vakar stabdė. Ir kaip sekėsi vakar? Normaliai. O šiandien? Irgi darbaliai. Klaipėdos apskrityje per 4 reido dienas buvo sustabdyta 12 vairuotojų, kurie transporto priemonės vairavo išgėrę skystų priemonių virš normos, dar 8 pūtė iki normos. Kosminių promilių nebuvo, jas jūs matėte siužetuose prieš tai, daugiausia 2,22 promilės alkoholio įpūtė Šilutės gyventojas. Beje, šiame rajone net 6 vairuotojai iš 28 per visą apskritį vairavo automobilius, nesegėdami saugos diržų. O štai Klaipėdos rajone automobilių ekipažai apsijuosę diržais tvarkingai. Įkliuvat? Už ką? Ką? Už ką? Per greit važiavot? Kur? Keleiviai gale neprisisegė diržo. Jo, keleiviai, ir čia viens keleivis sėdi. Kėdutei. Priminsime, kad važiavimas be diržo tai tiesiausias kelias į nuopolį. Pirmą kartą, kai pagaus gausi 100 litų baudą, antrą jau 300 litų baudą, atims mėnesių vairuotojo pažymėjimą, važiuosi be jo, pagaus be jo, jau bauda 1000 arba blogiausia areštinė. Ir šis reidas priminė, kad ir sekantį netolimą ilgąjį kovo mėnesio pradžios savaitgalį keliuose bus pilna policijos. Vasario 16-ąją Lietuvos valstybingumo atkūrimo dieną Klaipėdos vandenų darbininkai Minijos gatvėje iškasė duobę. Ir atsitiktų man taip, kad duobę iškasė po gatvės apšvietimo stulpų, kuris nešviečia, nes dėl krizės Klaipėdoje šviečia kas antras stulpas. Baigę darbus, darbininkai tą duobę pažymėjo kelio ženklais. Tačiau sutemus, to ženklus netrukus išvartė automobiliai. Šis prabangus automobilis Volkswagen Touareg gal ir būtų neįkritęs į duobę, jeigu ne prieš šį ženklus išvarčiusi mašiną, pasakoja liudininkai. Buvo mašina įstrigęs prieš 20 minučių. Buvo įkritęs į duobę. Viena mašina buvo įkritęs? Jinai numušė ženklą? Taip. Jinai... Mano namas. Aha. Tas 15 pro langą viską mačiau. Ir jinai įsitraukė tas automobilis? Ir apie ženklus? Ne. Prieš tai mašina buvo Honda. Ir tepalai, ir stiklai, ir yra ženklas, Artūrai. Žmonės iš Hondo susitvarkė savo reikalus, ženklais duobės pažymėti nesivargino, policijai apie tai nepranešė, tad nenuostabu, jog į duobę po 20 minučių įlėkė Touaregas. Tai viskas ir buvo, aš net nepaliečiu to ženklų. Tai važiavau, čia dar antroji juostų mašina buvo, neturėjau kur dingti, ant stabdžių daviau, bandžiau eiti kažkaip taip. Supratau. Pro šalį važiavę medikai suteikė pirmąją medicininę pagalbą Touarego vairuotojui, kuris per avariją nestipriai prasiskėlė galvą ir su medikais vykti į ligoninę atsisakė. Aišku, tokia mašina yra apdrausta visapusiškų kasko draudimu, net nuo žemės drebėjimo Minijos gatvėje. Tačiau vis tiek, pasirodo, elementarių kelio ženklų ar medinių tvorų informuojančių apie kelio darbus neužtenka. Reikia tokio ženklo, kaip magistralėje, į kurį atsitrenkęs taip jau paprastai nenuverstų. Na, o mūsų rubrikoje nusikaltimas ir bausmė prisikaupė naujų teismo nutarčių. Priminsime, kad karts nuo karto reide pasirodanti rubrika nusikaltimas ir bausmė tai neteisingo mūsų vairavimo pavyzdžiai ir teisingos ar neteisingos čia jau jums spręsi bausmės už tai. Taigi, važiuojame. Praėjusiu metu lapkričio 10 dienos vakarą Taikos ir Baltijos prospekto žiedinėje sankryžoje lengvasis automobilis, vairuojamas neblaivios moteriškės, išvažiuodamas iš žiedo perskrido skiriamą juostą ir čia sustojo palaukti, kol atvažiuos policija. Policija atvažiavo, vairuotojo įpūtė 2,3 promilės alkoholio, Klaipėdos apylinkės teismas buvo konkretus 2000 litų bauda ir 2 metams iš vairuotojos atimtas vairuotojo pažymėjimas. Jau kitą lapkričio 11 dienos vakarą Smiltelės ir Simonaitės gatvės sankryžoje automobilis Volkswagen Passat, sukdamas iš Smiltelės gatvės į Simonaitės gatvę, atsitrenkė į automobilį Infiniti. Kai mes stovėjom, nejudėjom, laukėme, tai iš ten suko. Ir trenkė.
Vairuotojas įpūs 2,67 promilės alkoholio. Jis nubaustas 4000 litų bauda, 3 metams atimtas vairuotojo pažymėjimas. Prieš pat visus Šventosios pilies gatvėje į legendinės miesto valgyklos sieną sudužo automobilis Mitsubishi Eclipse. Avarija vyko, kai vairuotojas bandė apvažiuoti dar tada ten buvusius greičio slopintuvus. Tačiau nesuvaldęs automobilio tėškėsi į sieną. Vairuotojas buvo lengvai apgirtas, įpūs 0,60 promilio alkoholio ir to užteko, kad vairuotojo pažymėjimas būtų atimtas 3 metams, valstybėje sumokant 4000 litų baudą. 3 metams atimtas vairuotojo pažymėjimas, taip pat valstybė paremant 4000 litų bauda, nubaustas ir šios avarijos autorius. Priminsime, kad praėjusiu metu gruodžio 10 dienos naktį iš Sendvario žiedo nesugebėjo išvažiuoti transportas vežėjęs šaldytą žuvį. Tąkart žuvies šaldytuve nebuvo, o promilių buvo daug. 2,11 promilio alkoholio, tai šios avarijos promilės. Pagalvokime apie skaičius. 3 metai be vairuotojo pažymėjimo, 4000 litų nežinia kam privalomai atiteks. Skaičiai tikrai verti stabtelti ir susimastyti. 2-3 metai žmogaus gyvenime labai ilgas laiko tarpas, o 4000 litų šiais laikais yra labai dideli pinigai. Šiandien būtų tiek, susitiksime kitą pirmadienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Baltikum televizija rodys reidą. Mūsų kelių ir klystkelių metraštį. Būkite aplankyti. Sudie. Laidą pristatė Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui.